Dievo laikas nėra mūsų laikas. Mes gyvename skubos kultūroje. Greitas maistas, greitas internetas, greiti sprendimai. Ir vis tik Dievas veikia kitaip. Apaštalas Petras mums primena, viena diena pas Viešpatį yra kaip 1000 metų. Ir 1000 metų kaip viena diena. 2 Petro 3:8. Tai reiškia, kad jo laikas nepriklauso nuo mūsų laikrodžio ir grafikų. Kai mes sakome Dieve, dabar jau per vėlu, jis atsako, aš niekada nevėluoju. Jo laikrodis yra tobulas. Dažnai tai, kai mes vadiname dėlsimu, Dievas vadina tai brandinimu. Gal tai ne dėlsa, o apsauga. Gal tai ne atidėliojimas, o ruošimas tau didesniam pašaukimui. Kaip rašome Ekleziasto knygoje, jis skirtų laiku viską puikiai padarė. Ekleziasto 3:11. Jo laikas ne mūsų laikas, bet jo laikas visada yra geriausias. Ir pamąstymai. Ar tu nori greito atsakymo, ar esi pasiruošęs pasitikėti tobulų laikrodininku?